Sveiki visi, su jumis sveikinasi Sliekas LT ir šiandien mes žaidžiame Clash of Clans. Tai jo, grįžau YouTube po ilgo laiko ir jau bandau antrą kartą filmuoti, nes iš pradžių biškį neišėjo, tikiuosi šį kartą išeis. Nu ir žaidžiam. Tai vien žodžiu pradėsiu žaisti 8 Town Hall'o, nes tingiu pradėti iš naujo ir vien žodžiu tokio buvau, tai tokio ir žaisiu. Dabar reikia padaryti va tai vat. Va, ir jo, dabar būstinu šitos karalių būstinu savo. Ir atsiprašau, biškį sergu. Ir Bereks, kad greičiau karius gaučiau. Tai va, man toj bus drakonai, su kuriais galėsim pulti. Bet iš pradžių einame... Po to parodysiu savo kaimelį, dabar einame į šitą kaimelį. Turbūt jau žinote, kad atsirado toks kaimelis antras. Ir jame, ką mes padarysim, eisim jame atakuoti. Tai, žiūrim, ką gaunam. Gerai, visai nieko, žmogus. Tik dabar reikės sugalvoti, kaip atakuoti. Gal naudosiu tik arčeris čia. Šitoj atakoj. Čia padėsiu 3. Čia padėsiu 9. Ir čia padėsiu 3. Nepadėsiu čia irgi visas. Šūdas iš pro tvorą laužėsi. Reikėjo apeiti ten aplinkui ir tą bokštą nuimti. Archer Towerį. Nu, okei. Tikiuosi šį kartą viskas bus gerai, girdėsis garsas ir panašiai. Nu, 53%. Normaliai visai. Bet čia aš laimėsiu ar ne? Jei, Viktorijai. Įstram 9. Okei. Tai čia pasisekė. Ir dabar grįžtame į šitą bazę ir man rodos jau galėsim atakuoti. Dar ne, kiek dar liko? 2 minutės. Tai po 2 minučių galėsim atakuoti. Dabar galiu aprodyti biškį savo pastatus. Tai karalius yra 5 lygio. Laboratorija 6 lygio. Ir dabar reikia man labai daug dalykų upgrade'int. Esu biškį parašinęs, bet dabar stengsiuos viską užupgrade'int, kad nebūčiau rašėlis. Tai vien žodžiu, vienas barakas yra šito 10 lygio, 2 yra 7 ir 2 8. Tai jo, dabar visi eliksir kolektoriai 12 lygio ir gold mine 12 lygio, bomb toweris 1 lygio, air defense 5 lygio, mortarai 2 6 lygio ir 2 5. Tada Archer Toweriai 8 visi lygio. Tik 2 dabar upgrade'inu. Canonai visi 8, 1, 9. Ir jo, kaip ir viskas. Šitie Dark Elixir Storage 2 lygio. Elixir Storage 10, antras Elixir Storage 10. Visi 30, gold mine 2 11 ir 1 10. Jo, 2 11 ir 1 10. Ir šitie dar elixir 3. Tai jo, gal dabar jau galime atakuoti. 2 sekundės. Viena, viskas. Einam, susirasim žmogų ir turbūt, kai rasiu, tada ir paleisiu video. Ok, grįžtam. Aš pirmą kartą paspaudžiau mygtuką maždaug ir iš karto va toks žmogus, tai man atrodo lūto visai normaliai ir bandysime jį paimti. Tai dedam va čia drakonus prieš tai air defense, kad išimtų jį greičiau. Numetam jam heal spellą. O čia dedam karalių, kad paimtų Dark Elixirą. Tada žiūrime eina aplinkui drakonai, galėtų eiti į centrą. Gerai, užmuš karalių.
Numetam šitiem raidžią. Va, padarome karalių šitą jo ability, panaudojam. Gal ir paimsiu, bet nesu tikras, nes ir defense dar 2 liko. Numetam heal spellą. Ir jo, turėčiau iš tikrųjų paimti. Jo, paimsiu šitą. Viskas, nebeliko ir defense jokių. Ai, buvo likęs Archer Towers, bet nebeliko jau. Ir jo, paimsiu. Dabar laiko tikrai užteks. Galėčiau pagreitinčiau, nes liko šitą išgriauti bulderių namelį, statybininkų namelį lietuviškai. Ir šitą. O dar turime virš minutės su pusė. Tai jo, aš dabar turbūt filmuosiu Clash of Clans, pradėjęs nuo šitą Town Hall'o, šitam akkaunte. O po to, kai gausiu naują kompą, filmuosiu per kompą. Kai nusipirksiu naują. Tai jo, bet kol kas bus šitų epizodų. Turėtų bent jau būti. Jeigu jums patiks, man patiks filmuoti. Gerai, dabar mums šitie toliau gaminasi. Dabar po to reikės naudoti kitą jo armiją. Nepanaudos 10 drakonų. Ir kokią naudosim? Kokią man čia panaudoti? Nu, gal bandysiu šitą armiją. Va, 4 valkirijos, 2 drakonai, 2 healerės, 6 wizardai, 4 wallbreakeriai, 12 giantų ir 8 archerės. Man atrodo, bus gerai. O eliksirai 2 healing, 1 rage ir 1 šitas, kurio man vos nereikės. Gerai, tai bandysime surinkti kuo daugiau lūto per šį epizodą. Ir mums labai mažai trūksta, kad galėtume upgrade'inti karalių. Tai pas mes žiauriai mažai. Tai stengsimės gal surinkti dar eliksiro, kad upgrade'intume. Pasiemam gal dar iš čia. Ok, ir galime savo karalių upgrade'inti. Tai tik dabar neturim bulderio. Šūdas. Upgrading the hero. Ar šio? Ai, nu, būstas baigtųsi. Nu tai dar neupgradinsim. Vien žodžiu. O dieve, kiek mes pinigų turim? Nereikėjo pasimto dar eliksiro. Ar neturėsim kurio dėti. Galėsim upgrade'inti tik po 7 valandų gal maždaug. Pradėsiu. Ok, dabar grįžtame į šitą kaimelį ir vėl pabandome laimėti. Tai einam į attack. Jo, einam į attack, find now. Nu, gera bazė. Gera. Šitą bus sunku išimti, spėju. Bandysim gal atakuoti iš vienos pusės. Su virš tom archeriam. Žiūrėsiu, kas bus. Oh, shit. Labai nepaėjo. Žiauriai nepaėjo. Nu nieko, žiūrim, kiek tas surinks procentų mano priešas. Einam, pažiūrėsim, kaip jis puola. O, šūdas, bus 100%. Jo. Šūdas. Nu nieko. Nieko. Visko būna. Tai dabar turbūt stabdysiu vėl šitą
video ir sugrįšiu, kai bus pasiruošus armija. Gerai, grįžtame ir einame vėl atakuoti. Tai jo, šitą gal bus lengviau nuimti negu lanas. Tai kaip čia man daryti? Padėsim čia 3 ir čia visas kitas likusias. Ups. Šitas irgi nepaeis. Rodos negausim 5%. Ai, gavom. Labai gerai. Užkimės. Pala, gausim 2 žvaigždutes. Labai gerai. Nu, įdomu, kiek tas gaus. Gerai, taka baigėsi ir einame pažiūrėti, kiek jisai. Jisai dar neva... Irgi šiam 7. Ir irgi tą patį naudojo, ką ir aš. Okei, šitas įdomus. Gerai, ką čia galim padaryti? Greit 20 minučių. Galim kažką laboratorijoje upgrade'int. Geriau reikėtų ant šitų arčerių. Jo. Geriau arčerės reikėtų upgrade'int. Tai vėl sugrįšime, kai būsime pasiruošę eiti atakuoti. Gerai, grįžtame ir grįžome ir einame šitą pultį toliau. Varom. Okei. Šitas geras. Bet pala, turbūt išimsime. Jo, išimėjome šitos towerius. Dar liko viena patranka. Nieko irgi turėtume išimti, tikėkimės. Ir dar Hayden Tesla. Big Minas. Prašau, išimkit, prašau. Jos bus 5%. Oi, ne 5, o 100. 5%, žiauriai daug. Tai jo, čia dabar viską labai lėtai kirs. Tai turbūt vėl sustabdau, kad ir grįžime, kai viską čia iššaudys. Vien žodžiu, liko paskutinis statinys, dėl to grįžtame ir tuoj jos iššaudys. Ir bus 100%, kaip ir sakiau. Jej, perfekt. Einame iš čia. Ir busim laimėję. Atspėjau. Man jau nebetelpa pinigai. Ką daryti? Galima storage upgrade'int. Bet 1 valandą užtruks. Vis tiek upgrade'inam. Ką jau padarysi? Tai turbūt čia ir baigsiu šitą video. Labai jums visiems ačiū, kad žiūrėjote. Ir susitiksime kitą kartą. Viso gero.